Iš praeitos konferencijos tikrai visi supratom, jog viešo intereso nėra. Viešas interesas vienas žmogus, viešas interesas grupė žmonių, viešas interesas valstybės, viešas interesas valstybinės, viešas interesas baškytės. Dar atskira visiškai, kaip sakoma, viešo intereso funkcija. Tai iš tikrųjų tą jau apsvarstėm visą tą. Ir o ką, jeigu šiemet bus tokia pat įdomi konferencija, tai man šiandien džiaugsis. O jums sėkmės, kūrybos ir iš tikrųjų nesuvarykit neringos į žvejų trobelės, nes ką dabar matau atnešant projektus man, kai atsirado galimybė pajūryje, ta prasme toje zonoje kažką statyti ir aš pamatau tos vėlgi žvejo tipo trobelės, kurios jaučiu ne visur suderintos ir jūsų visų pritarimą gausius, tai norisi verkti iš tikrųjų ir liūdėti. Taip, kad turėkit tos drąsos pasakyti, kad tai ne vieta tenai, nu jeigu vieta, tai aš irgi tylėsiu, jeigu visi sakysit, bet manau, kad tikrai tenai nekaip jie ir to ten niekada nebuvo. Taip, kad ką, ačiū jums, palaikykit mus, jeigu klystam pasakykit, nebijokit, sakykit, merė, tarybos narė, jūs neteisus, turi būti taip, bet atsiminkit tik tai, kada jūs pradedat ginčytis patys tarp savęs, tada mes pradedam galvoti, kad kurie čia dabar tada teisus. Tai čia tos bendros nuomonės, kai nėra, tai taip kaip su viešu interesu. Viskas. Geros konferencijos, jums leidus, aš atsisėsiu žiūrėti jūs. Gerai, ačiū. Taip, bet suprantat, kad ginčiuose ta tiesa ir kyla. Bet 10 metų ginčių. Ir komunizmas jūs ir baigėsi, vienos nuomonės jūs niekada nesulauksit, ta prasme, tik tai, bet mes ir bandom surasti tuos taškus, kad ir kaip sukandęs dantis, kad tu vis tiek sutiktum su tanu. Kad tai būtų kažkokios bendros taisyklės, bendras įstatymas, kurio visi laikomės, o visa kita yra kūrybos laisvė. Tai turbūt ir tai yra eina. O kad vienas įsivaizduoja tą pastatą žmonių trobelę, kitas visiškai to. Kita tai čia natūralus dalykas, nes jeigu vienodai galvosim, dėl bus problema. Tai va, tai bandykim to ieškoti, ko meras paprašė, kažkokio bendro sutarimo ir bendrų taškų. Tai ką, turbūt pradėsim nuo mūsų garbingiausio šio fondo žmogaus, tai Leonardo Vaičio. Šiuolaikinės architektūros pastatas, reiškia, aišku, jeigu dar sugebėt nukabinti tą reklamą, o dabar yra, dar šiandien pažiūrėjau, kad dar yra viena reklama, nu, mes architektūros įpratę negerbti. Ir tada, reiškia, yra pastatas, kuris ramiai galėjo funkcionuoti ir turi visiškai pilną teisę ir architektūrinių požiūrių savo išliekamąją vertę. Mes dabar darėm konkursą, kurį laimėjo žavus iš pirmo žvilgsnio objektas. Tai dabar pažiūrėkit, reiškia, padarytas objektas, kuris perskeltas į dvi dalis su trasa, kuri neveda nieko. Kai tuo tarpu mūsų, reiškia, lyg tai būtų uždavinys atgaivinti šitą trasą ir įjungti ją į tą istorinę trasą, kuri eina į Švyturį. Reiškia, tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra tai, kad 300-500 žmonių buvo siūloma į vienu metu sukišti į šitą 4 metrų koridorių, iš ten patekimas. Nu ir vienas dalykas, kuris iš viso neįmanomas koncertų salėje, tai stiklinė siena. Nes taip tai tiesiog nebūtų. Dabar, reiškia, yra čia keli žodžiai iš fantazijos ryties. Tai bet šiaip, visą gyvenimą svajojau, kad šitas pastatas, kuris valkiojosi nereikalingas kokius 5 metus, bus nugriautas. Ir šitas 3 nameliai kartu. Ir tada jūs suprantate, reiškia, tada va šita kopa, kuri priartėja arčiausiai marių, būtų fantastiškas tas vaizdas. Reiškia, kaip mes neatsiribojam nuo tų kopų. Tačiau mes viską darom, kad nuo kopų to atsiribojam. Ir štai va šitas pastatas, kuris yra šalia, reiškia, šitos Jūratės, Karalienės Luizos, jis irgi dabar atremontuotas.
Nors jisai galėjo turėti ir kitą redakciją, apie tai gal čia dar ir bus vėliau. Ir dabar maža šito, kad, reiškia, mes, kaip pasakyti, leidžiam juos rekonstruoti. Aišku, ir tas restoranas tikriausiai pavirs vėl būtais, reiškia, o dabar tai dar mes įkaliam jau prie Kuverto gatvės, tiesiog į kopą, į mūrijo, reiškia, šitą pastatą ir vėl uždarėm šitą tą vaizdą, uždarėm pilnai nuo vidinio kiemo. O štai pažiūrėkit. O čia yra miškas ir čia kopa nusileidžia, o šitą, kaip čia turi būti. Tai čia aš pasižiūrėjau, pafantazavau, kaip būtų, jeigu šitų objektų nebūtų. Ta prasme, jie nenaujai pastatyti, visą laiką. Žinau, čia palikimas, čia jūsų, aš nekalbu, gimtėvė, čia yra, negalvokit, kad, reiškia, per 2 metus jūsų vadovavimo, čia daug galima aš bijau, kad kiti taip nekalbu. Ne, tikrai. Dabar, reiškia, štai pažiūrėkit šitą situaciją, va čia yra ta karalienės Luizos, reiškia, viešbutis. Reiškia, tai jisai turi žvėrišką potencialą, jeigu taip, tai šiek tiek pagalvojus. Jis pastatytas ant pylimų ir turi čia taip jautriai viskas. Tai ta pusė. Reiškia, ir jis turi potencialą šitoje vietoje požemėje padaryti 3000 kvadratinių metrų su visom konferencijų salėm, su mini spa, su masažo salonai, su visko, ko reikia normaliam viešbučiui, neišlendant visai žemės paviršiaus. Viskas tas gali būti, reiškia, sutalpinama šitoje erdvėje. Na, dabar dar vienas, reiškia, dalykas, kuris čia buvo dabar ilgai kankintas, šitą aikštę. Tikrai matosi, kad jinai įdėta daug pastangų, aš nesiimu tikrai spręsti tai ar gerai ar blogai, kaip ir šitas menas. Jisai 20 amžiaus menas, aišku, jisai nėra taip, kad jau labai šiuolaikinis, bet labai aš jau nesibaisėčiau, bet visą laiką, reiškia, kada vėlgi jisai yra primestas. Reiškia, žmogus iš pašalies, kad davai padarom šičia, nuperkama tą, paskui tasosi ir, reiškia, kur jį padėti. Tai visai laiką čia yra tų variantai, kad vieni mato iš priekio, kiti iš užpakalių. Reiškia, bet jeigu jūs prisimintumėt Eglės Žalčių karalienę Palangoj, tai ten irgi reikia taip pat. Iš priekio, reiškia, iškili graži krūtinė, iš kitos pusės nemažiau gražus užpakaliukas. Kas nors atsimena vizualiai Eglės nugarą? Nėra. O čia tu važiuoji galbūt daugiau kartų negu kad yra ir tu matai, žymiai prastesnę kompoziciją negu iš priekio. Atrodo, buvo tas variantas ją padėti kitur ir kitas yra dalykas dar. Toj pačioje erdvėje praktiškai yra 3 stilistikų skulptūros. Yra, reiškia, sėdintis Benas, šitas, yra šita ir yra dar 2 medinės skulptūros. Bet dėl to čia galim girdėti. Va, dabar, reiškia, mūsų, vadinkim taip, istorinis šedevras, jeigu taip žiūrėti pagal mūsų paveldosaugininkus ir pagal kraštovaizdininkus, tai čia yra pats baisiausias pastatas, kadangi jis pastatytas išilgai. Reiškia, čia Blodės viešbutis, kuris pastatytas išilgai, o ne šitais kampais. Bet suprantat, kas yra? Jisai turėjo dar pakankamai tokią plastišką tą terasą žymiai. Ir suprantat, kad, reiškia, didelis ilgis jos, jis yra, aiškiai per didelis, bet tai, reiškia, maža to, mes įkertam dar prie jo vienas. Daiktas su architektūra, kurios apibrėžimas yra stilistiškai jo. Tai, suprantat, reiškia, čia yra, nežinau, taip elgtis tikrai negalima. Kada šita vieta, kuri turėjo būti ažūri, vos nepermatoma, tai ta terasa, jai, reiškia, ko gero tie patys užsakovai, nekreipia tiek dėmesio, tai reikia jiems pasiūlyti. Ir paskutinis, galbūt ar prieš paskutinis šitas dalykas, ta puikioji bažnyčia, elegantiška, reiškia, ir tokia trapi ir stilinga, reiškia, pasipuošė dabar to meno kūriniu, kuris yra žinomo dailininko. Tai užtenka man tiek.
Tai suprantat, reiškia, nu, vėlgi, aš įtariu, kas čia, reiškia, šitą dalyką organizavo. Tikrai ne menininkas, tikrai ne šitas meras. Reiškia, garantuoju, kad su Krištopaičiu nederintas, turbūt su šito Bartkum taip pat. Reiškia, reikia žinoti šitą Antaną Kmieliauską, mano akim žiūrinti talentingiausią Lietuvos grafiką, kuris yra visiškas analfabetas architektūra. Jau į jo freską knygyne universiteto, kada tu virš tavo galvos maždaug pusę metro matai į tave žiūrint į žymų kokį nors veikėją, kuris yra 3 kart galva didesnė už tavo. Tai ir šičia tas pas, tu ateini ir tu stovi, reiškia, ties tą vietą Kristų. Tai galų gale, reiškia, tai nebaisu, nu, Kristus, gal Kristus atidžiau čia tapė, bet pažiūrėkite, reiškia, į Joną Krikštytoją. Tai, nu, kiek mus mokino? Tai, kad galva yra 1:6, 1:7. Nu, čia 1:9. Dešinė ranka trumpesnė už kairę 20 cm. Nu, reiškia, o kiek aš atsimenu, tai čia yra, kaip tas pavadinimas, upės, kuri krikštė. Jordano upė. Nu tai kaip aš atsimenu, bet nu pažiūrėkite į kairinį tą vaistelį, nu iš kur Jordane tiek lietuviškų močiučių. Gausius karelių, reiškia, ir vaikų paklaikų savo kimčių šitą. Nu ir ką dabar padarysiu, suprantat, reiškia, aš vaikštau į Bernardinų bažnyčią, reiškia, ir ne taip retai. Tai iš esmės čia yra žeidžiamas ir, reiškia, tų tikinčių žmonių, kurie čia ateina. Tai, nu ką daryti? Aš, pavyzdžiui, būdamas pakankamai dar aktyvus visuomeniškai, surinkčiau kokius, iš jūsų visų kokius 3000 litrų, nu, kad neuždažyt, bet, nu, uždėt, reiškia, kaip gipso kartoną. Taip, dabar palaukit, aš čia taip apsidžiaugiau savim, kad užmiršau, apie ką toliau. Reiškia, kodėl aš grįžtu į tą. Aha, tu štai pasižiūrėkit dabar vėl, visai čia pat, nu kur mes einam į patį pagrindinį mūsų, reiškia, prieplauką. Kairiai pusėje ten yra 2 kavinukės, nu kurio architektūra, nu neapibrėžiama. Dešiniam vaizdelėje, reiškia, iš tikrųjų yra matyt padarytos renginio metu tos šiukšliadėžės didžiulės, reiškia, nu bet tai jas po renginio galima būtų išvežti, taip dabar kiekvieną kartą, jo, ne, išeinu, iš čia išeinu. Ir dabar supratot, va štai šita vieta, štai pažiūrėkit, yra, nu atsiprašau, nu va, nu civilizacijos vadinkim pasiekmė. Štai koksai yra landšaftas, kur yra, matosi, nieks neperlaužia šitą. Nu, jis yra dabar pasikeitęs, aišku, nemanau, kad visada galima būtų civilizacija turėtų būti naikinti, nors visi pripažino, kad tai yra didžiausia, yra kompromisas visuomenė. Nu, ir aš, nors esu prieš atstatymus, atkūrimus, bet vis tik tai, kai Nida yra mažai lietuviško palikimo, tai suprantat, pirmąją muitinę nugriauti vien dėl to, kad vykdomo komiteto pirmininkui statant šitą namą, jisai būtų užstojęs vandenį. Tai jis nugriautas 70 kuriais metais, kada statė šitą namą. Nu čia nonsensas, o čia Sakučio viešbutis, reiškia, kuris, nu, turi visą dokumentaciją, taip kad jis galėtų. Nu ką, dabar atsitoja. Čia kažkaip stipriai mažesnis nei projektuose ant stalo pas mane. Sakučio? Jo, dėl to, kad jis yra susiprojektuojęs, iš tikrųjų labai ilgas. Bet tai aukšta čia stipriai mažesnis. Nu tai, klausykit, merė, negi jaus naujieną, nu tai vienam aukštą darbuotojai. Tai dabar, reiškia, jeigu mes ateitumėm į dabar pavirį, kuris vadinasi sandėlių pavirį, tai suprantat, reiškia, tu stovi silikatinė dėžė, kiek laiko tu stovi, kiek nežinau. Šiandieną aš paskaičiavau, yra, reiškia, taip įvažiuojant, 2 tualetai, 6 šiukšlių dėžės, po to va čia stovi vienas ledų kioskas, iš kitos pusės kitas ledų kioskas, paskui yra tualetas konteinerinis ir dar stovi viena, reiškia, šitą šalta spinta. Nu tai, klausykit, tai dabar suprantat, reiškia, tai va tokį daiktą panaudot. Nu tai uždėkim ant ten viršaus klijuoto medžio konstrukciją, šitą. Jeigu mes pranašiau, galim net nešnekėt, planuose nugriaut, nieko neuždėsim. Nu, nugriaukit, nors čia puikiausiai galima ją patvarkyti ir sudėlioti čia, jūsų galbūt norės motociklų sudėti, paskui išnuomoti, arba tą šalia stovinti, reiškia, Buckminsterio Fullerio kupolą priklijuotą iš visų pusių.
Tai čia jūsų valia, jeigu nugriausit, aš už tai. Čia ne mūsų. Nu, tai jeigu taip, dabar einam į tą centrinį pliažą, kur mes žiūrėjom dabar va šitoje vietoje detalusis planas. Nu tai kodėl detalojo plano ribas nepadaryti štai tokias? Čia irgi taip pat pasižiūrėkit, kas čia yra per architektūrą. Šitoje dalyje dar buvo kadaise padarytas, reiškia, architektūra, kur iki šiol, tiesą sakant, laiko. Jeigu čia klijuotos medžio konstrukcijos, jeigu jos būtų kada nors, reiškia, laikų padarytos, tai va visiems tiems, kurie nori po 300 kvadratų, tai ten galima būtų padaryti va tokius po 300 kvadratų tos tumbas ir išnaikinti tą Šanchajų, kuris dabar yra. Na ir pabaigai čia yra, atsiprašau už tos savo eskizus, reiškia, yra ta mūsų, reiškia, vadinama gelbėjimo stotis. Tai aš irgi puikiai įsivaizduoju, kad jos neliečia tos pupos šventos. Yra suklijuota medžio konstrukcija, į perinančiai laiptus galima pakabinti visą šitą daiktą, specialiai darau tokią aliuziją truputėlį tarsi ir iš vėtrungius sistemos. Ir, kad būtų aiškiau, štai kas yra, man yra šiuo metu gražiausiai padaryta šiuolaikinėje architektūroje. Tai čia yra Prikockių darbai, tas jautrumas ir tuo požiūriu galima būtų tą dalyką daryti. Čia apačioje jūs matot ir mano 7 metų atstumo bandymą padaryti irgi kažką tai iš tos atsikvėpant, reiškia, atsiremiant į vėtrungės. Ir, reiškia, tada tose vietose galėtų būti normalus restoranas, galėtume nuleisti saulę ir visą kitą, o kad nuleidus saulę, reiškia, ir truputėlį paišgėrus alaus ar dar ko nors būtų lengviau grįžti, tegul važiuoja traukinukas. Non-stop, reiškia, ir aš jau įsipareigoju metus laiko nemokamai vairuoti. Ir taip nuo 8 iki 10 valandos, 11 valandos vakaro jisai judėtų visą laiką ir surinktų tos žmonės 10 km greičių, kur visas tas būtų. Dabar aš, reiškia, žinau vis tiek, kad kažkas tai supyks ant manęs už šitą tekstą, tai aš, reiškia, prašau jūsų perskaityti šitą dalyką ir, kaip pasakyti, nepasmerkta įda pirmiausia išplinta ir įsitvirtina, o vėliau ima reikalauti, kad ją pripažintų dorybę. Būti atlaidiems, supratingiams, diferencijuotai vertinti asmenybės galime ir tada, kai visi dalykai vadinami tikraisiais vardais. Tikiuosi, kad jūs taip mane ir supratote. Ačiū. Mūsų programoje po kiekvieno pasisakymo mes norim šiokias tokias diskusijas arba klausimus. Pernai lyg tai buvo pageidavimas, kad trūko jų. Tai tada prašom, mes turim mikrofoną, kas nori paklausti, pasisakyti, kad būtent apie tai, ką Leonardas kalbėjo. Čia puikiai girdisi už mikrofoną. Aš tai noriu paklausti, kur tas traukinukas važiuos. Dviem trasom per centrą ir, reiškia, per plentą ir surinkinėtų žmonės, kurie pareiti negali. Tai pareiti negali tokie kaip ir aš, nebūtinai girdi. Aš ir taip jau nebenueinu, aš važinėjau. Tai suprantat, ir tada tos transporto gal iš tikrųjų nereikia. Savo privataus. Ačiū. Aš gal pastabą tokia apie konfūzus, kuriuos čia minėjote, kalbėdamas apie freską ir galbūt proporcijas. Aš galvoju, kad kartais konfūzai, jeigu jos tinkamai apžaisti, jie iš tiesų gali tapti traukos taškų, bent jau laikinai, kol nėra išspręstas tas konfūzas. Nes iš tiesų tai yra tai, kas labai linksmina, jeigu tinkamai yra apžaistas elementas lankytojus. Žinoma, nesenai kažkur tai kompozitorius Novikas, tarp kitko, parašė dabar visai nesenai, kad, reiškia, rodė, kad Unskytės įrašą vienam užsienio, reiškia, kompozitorius. Sako, kaip pas jūs pažengęs parodės, reiškia, žanrą. Tai jeigu šitaip žiūrėti, tai taip, bet, reiškia, ta bažnyčia iš tikrųjų, tai jinai yra, gerai padarytas daiktas. Tai jau, reiškia, nežinau, Ričardui skambinau, kad įsitikint, kad jis tikrai apie ją nieko nežino, bet jo nėra. O Algis tai ten vartasi gražą, aš esu 100% sutikint. Bet tai iš tikrųjų, man reikėtų pastatyti klausimą. Kaip kitaip? Bet, reiškia, man atrodo, kad mes su meru žinom, kas tai iniciatorius. Tai tie iniciatoriai didieji, taip kaip yra ponas Landsbergis inicijavo priešais Mažvydo biblioteką Žinia.
reiškia iškraipyta tokia moteriškė stovi, kuri beveik, tiesą sakant, nematoma. Reiškia vėlgi, jeigu rankos ir iškraipytos, bet dar daugiau proporcijų, tai lankas yra žaislingas. Nu, suprantat, ir įkiša ten ir paskui, nu kaip, kažkas tai, ačiū, kad skulptorius pasiėmė pinigus, nors tiek gerai, bet iš tikrųjų tai čia, nu ne ta vieta, man atrodo, juoktis patiems į save. Galima į veidrodį žiūrėti geriausiai. Čia aš apie save. Viskas? Ačiū.